Šiandien savo laidoje Atviros durys aplankysime dar vieną mokinio namus, kurioje mokėsi garsus Lietuvos poetas Jonas Mačiulis Maironis. Užeikim ir pažiūrėkim, kaip gyvena dabartinis gimnazijos mokinys Jonas Marciulevičius. Sveiki atvykę į mano antrus namus, Kauno Maironio universitetinė gimnazija. Prašau, užeikite. Atvykote į vieną seniausių Lietuvos gimnazijų, kuri neseniai atšventė savo 150-metį. Ši gimnazija mena steigiamojo Seimo posėdžius, aukštuosius kursus bei Aušros mergaičių gimnazijos laikus. Taip pat, žinoma, mūsų dainių poetą Joną Mačiulį Maironį. Galime eiti. Ir čia mokiniai susirenka pailsėti ir pavalgyti. Matome čia mokinių iniciatyva yra pastatytos rūšiavimo šiukšlinės. Iš tikrųjų čia yra mokinių poilsio meka. Čia maistas yra labai skanus. Mokyklos mokiniai pasidaro labai protingi. Tai kadangi jau apžiūrėjome mano mėgstamiausią mokyklos dalį, galima pakilti į antrą aukštą. Dabar užeisime į fizikos kabinetą. Mano mylimiausiame fizikos kabinete. Čia visi mokomės įvairiausių Newtono ir Archimedo dėsnių. Taipogi visokių naujų dalykų, juos pritaikome praktikoje, kaip pavyzdžiui šis aparatas. Taip, tai dabar sukirsiu įtampą. Ir nieko nesimato. Taip. Taigi pamatėte fizikos kabinetą, dabar galime eiti iki aktų salės. Išeiti į aktų salę, kur merginos parodys mums. Šilčiau jautiesi negu aš, pavyzdžiui, savo senojo mokykloje. Čia visi draugiški žmonės susirinkę. Atėjom iki namelio, šventa vieta. Ir čia yra technologijų kabinetai ir informatikos kabinetas. Ir technologijų kabinetus aprodys mano sesė. Tai užeikime. Pirmasis technologijų kabinetas. Čia dažniausiai atliekami darbai iš antrinių žaliavų, kurias galime perdirbti. Eime toliau.
antrasis. Čia visiems mokiniam, dažniausiai mergaitėms, nes moters virtuvėje gimsta visokiausios idėjos gaminti, kepti. Aišku, kepti pyragus mokytojam, kad prašyti vaikus pažymius. Man čia iš tikrųjų labiausiai patinka, nes aš valgyti mėgstu ir manau visi mėgsta valgyti. Todėl čia yra mano mėgstamiausia vieta. Esame informatikos kabinete, ateikit. Čia yra moderniausios technologijos, taipogi išmanioji lenta ir ateikite, noriu parodyti jums įrašą apie studijų savaitę ir maironiečių veiklą. Kiekvienais metais vyksta studijų savaitė, kurios metu įvairūs Lietuvos universitetai pristato savo studijų programas. Jos metu gimnazistai gali apmąstyti, kokią studijų kryptį norės pasirinkti ateityje ir iš studentų lūpų išgirsti apie studijas ir universitetus. Gimnazijoje veikia Maironiečių draugija. Pasivadinusi poeto Jono Mačiulio Maironio vardu, draugija savo veiklą grindžia Didžiojo Dainiaus priesakais. Meilė tėvynei, pagarba gimtojo krašto kalbai, kultūrai, istorijai, domėjimasis literatūra – tai maironiečių veiklos esmė. Taigi sužinojome apie maironiečius ir apie studijų savaitę ir dabar galime aplankyti kitą namelio dalį, kur yra įsikūręs Maironio muziejus. Taigi ateikite su manimi. Taigi prašau, užeikite. Paskui mane. Na ir čia turime labai didelę dalį istorijos susijusios su Maironio gimnazija, Aušros mergaičių gimnazija. Matome pažymėjimą, kepuraitę, netgi vienos mokinės atminimo albumą su piešiniais. Taipogi, kai ši gimnazija buvo vadinama antrąja vidurinė mokykla, tai čia matome dar vieną uniformos dalį ir pažymėjimą mokinio. Mano antrus namus, sutikote mano sesę. Na, dabar laikas jums iš čia eiti. Metas mums atsisveikinti, nes man reikia į pamokas. Viso. Trijų aukštų 300 kabinetų